Dažnai pasitaiko situacija, kad norime duoti kažkam telefoną, jog jis pasižiūrėtų kažkokį tai vieną dalyką, pavyzdžiui, video failą arba vaikas pažaistų žaidimą. Tačiau nenorime, kad paėmęs telefoną tas žmogus galėtų atidaryti kitas programėlės, naršyti po jūsų telefoną ir kažkuo ten domėtis. Android turi tam sprendimą. Jisai vadinasi prisegta programa. Norėdami aktyvuoti šią funkciją, nustatymuose nueikite į saugą ir privatumas, tenais pasirinkite daugiau saugumo nustatymų, na ir pačioje puslapio apačioje aktyvuokime prisegti programą. Funkcija yra aktyvuota, o dabar, kai reikės ją paleisti, pavyzdžiui, pasileidžiame žaidimą, štai paleisiu Arkanoid, braukiame iš apačios arba paliečiame ir palaikom vidinį mygtuką, kad atsidarytų visos paskutinės atidarytos programėlės, pasirenkame tą, kurią norime prisegti ir pirštu paliečiame jos ikonėlę puslapio viršuje. Atsivėrusiame ekranėlę galime pasirinkti apatinę eilutę prisegti šią programą. Viskas. Dabar ekrane yra ši programa, ją galima naudotis, ją galima žiūrėti, iš jos išeiti neįmanoma. Išeiti galima paspaudus namų mygtuką, tačiau tuomet reikės suvesti savo PIN kodą arba nuskaityti piršto antspaudą.